Prieš 2 metus kažkur aš buvau labai pasikėlęs, arogantiškas ir turėjau didelį ego, kol tiesiog Dievas manęs nepamokė ir neatėmė visko. Tai Dievas tą padarė ir aš Dievui tiesiog esu be proto dėkingas už tokį experience, už tokią pamoką, tiesiog wow, viena reikalingiausių turbūt mano gyvenime. Dievas taip mane pamokė, aš tuo metu turėjau gerai veikiantį verslą, įsigijau norimą mašiną, atsipalaidavau, tapau arogantišku, galvojau, kad viską žinau, bum, Dievas mane pastatė į vietą. Ir nuo to laiko aš tiesiog supratau, kad tu gali būti pasitikinti savimi, gali tyliai būti pasitikinti savimi ir tu gali būti paprastu to vaikinu, kuris su visais bendrauja, yra draugiškas, padedantis ir, nežinau, ir žymiai ramiau pradėjau miegoti, kai tapau tokia asmenybė, nei kur buvau prieš tai to arogantišku, su ego, kažkur pasikėlusiu. Tai dabar tapau visiškai kitokią asmenybę, kurią aš didžiuojas tapęs.